Jūsų registracija patvirtinta. Lauksime jūsų reabilitacijos centre Ostameda. Raumenų būklės įvertinimas. Testavimas. Testavimo metu pirmiausia apčiuopiame rankomis trigerinius sustingusius taškus, įtemptas raumenų vietas. Pacientas išsako jaučiamus simptomus. Vėliau elektros stimuliacijos aparato pagalba įvertiname raumenų būklę. Šio tyrimo metu galime nustatyti skausmo priežastį ir problemines vietas. Šio tyrimo privalumai padeda nustatyti, kurie žmogaus raumenys neveikia arba yra nusilpę, kurie įsitempę ir skausmingi. Pasidarę raumenų testavimą matome, kur didžiausia problema. Dėl to galime sudaryti pilną tolimesnio gydymo programą. Sausas hidromasažas. Šios procedūros metu žmogus guli ant membranos su vandeniu. Jo kūnas nesvarumo būsenoje. Po paciento nugarą esančios masažinės vandens srovės veikia visą kūną, panardindamas mus į stadiją, kai buvome mamos pilve. Šios procedūros privalumai. Šios procedūros metu nereikia nusirengti, tik avalynę. Sauso hidromasažo metu pas žmogų išsiskiria azoto monoksidas, kuris aktyvina kraujotaką ir atjaunina organizmą. Paciento šukuosena ir makiažas lieka nesugadinta. Šią procedūrą galima atlikti per pietų pertraukėlę, prieš ar po darbo, nepalieka įspaudų veide, kaip po masažo rankomis. Po sauso hidromasažo mums pagerėja nuotaika ir sveikata. Taip pat dingsta nuovargis, mes išeiname energingi ir kupini gerų emocijų. Norėsis grįžti ir grįžti, atgal ir pasiimti draugą. Vertikali vonia tai procedūra skirta tiems, kurie stiprina kūną, kamuojami skausmų. Procedūros metu naudojama stuburo tempimas ir masažinės povandeninės srovės, kurios atpalaiduoja, sumažina įtampą. Šios procedūros privalumai. Kinezioterapija vandenyje atliekama lengviau nei sausumoje, todėl galima atlikti daugiau ir įvairesnių pratimų. Vertikali vonia padeda malšinti skausmą bei atskiria stuburo slankstelius, taip nugara tampa lengvesnė. Vanduo veikia atpalaiduojamai, o pas mus yra šilta ir jauku. Tiek vertikalioje vonioje, tiek išlipus iš jos. Taip pat išėję iš vertikalių vonių galėsite pasimėgauti haloterapijos procedūrą, druskų kambariu bei pasivaišinti šilta arbata. Osteopatija gydo ne tik ligų simptomus, bet ir ligų priežastis. Osteopatijos poveikis yra švelnus bei profesionaliai tikslus. Ji gali būti tinkama ir naujagimiam, ir senjorams, bei asmenims turintiems sudėtingų sveikatos problemų. Osteopatija yra priskaičiuojama virš 3000 poveikio priemonių. Todėl galima parinkti labiausiai tinkamą būdą ligos priežasties pašalinimui. Osteopatijos gydymo tikslas – padėti sveikti pačiam organizmui, nes tik jis žino, kaip turi būti geriausiai. Masažas tai gydymo priemonė, kuri padeda gerinti savijautą. Masažo metu galima atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių. Tikslas – išsimasažuoti įtemptus sukietėjusius raumenis, gerinti ne tik kraujotaką, bet ir limfoteką. Pirmiausia, prieš pradedant masažą atliekamas paciento raumenų būklės įvertinimas. Masažo metu leidžiama sužinoti įtampos zonas, trigerinių taškų vietas. Susirinkus visą informaciją pradedama masažuoti. Smūginės bangos terapija – tai fizioterapijos procedūra, kurios metu mechaninė smūgio banga prasiskverbia į 35 mm gylį žmogaus kūno audinius. Ši procedūra neskausminga, skirta skausmui malšinti, raumenų įtampai mažinti. Šios procedūros pagalba yra gydomi ortopediniai susirgimai.
Postezometrinė raumenų relaksacija – procedūra, kurios metu siekiama atpalaiduoti įsitempusius raumenis. Postezometrinės relaksacijos metu specialistas įvairiomis technikomis raumenį įtempia, vėliau jį atpalaiduoja. Atpalaidavus raumenis, judesius atlikti lengviau, nebelieka suvaržytų raumenų, mažėja dėl įtampos atsiradęs skausmas. Ergonomika – tai procedūra, kurios metu mokomos taisyklingos padėtys kasdienybėje bei darbo metu. Specialistas pateikia rekomendacijas, kurios sprendžia esamas problemas. Limfodrenažinis masažas rankomis. Speciali masažo technika skirta skatinti limfos tekėjimą organizme. Jis saugo ir atstato limfagysles. Šiuo masažo metu stengiamasi pašalinti perteklinį skysčių kaupimąsi organizme, kuris gali sukelti patinimą ar edemą. Šio masažo metu iš organizmo šalinami toksinai, gerėja kraujotaka, skatinama audinių gijimą bei stiprina imuninę sistemą. Taip pat limfodrenažinis masažas tinkamas žmonėms po plastinių grožio procedūrų.